Norėčiau paklausti jūsų kelių klausimų. Taip, prašom. Tai pirmas klausimas būtų, kaip ilgai jūs dirbate? Šį darbą. Tai iš tiesų su tekstilė dirbam 7 metus. Ir čia jau bus 5 metai kaip dirbtuvių namuose. O dar 5 metus dirbau kaip organizacija užimant jaunimą. Šiaip tikrai niekada neskaičiavau. Mes dažniausiai skaičiuojam, kiek surenkam per metus. Bet taip vidutiniškai skaičiuojant, turbūt gautųsi 5 tonos į mėnesį. Kiek likučių iš atiduotų rūbų? Jeigu likučius skaitom tuos daiktus, kurie yra netinkami naudoti, tai panašiai 10% nuo surinktos tekstilės. Kaip dažnai pas jūs ateina savanoriai? Savanoriai ateina sunkiai. Daugiau ateina vaikai, kuriems reikia atlikti socialinės valandas. Nes tam, kad tu taptum savanoris, tai turi atlikti keletą dalykų ir pristatyti tam tikras pažymas. Pirmiausia, mums labai svarbu rekomendacija kito žmogaus, kad tu esi sąžiningas, kad tu nebijai darbo, nes darbas būna ir ant kojų, ir karštą dieną, ir šaltą dieną, ir šiaip labai dulkių, tai tu negali turėti alerginių ligų, nes nepadirbsi. O, žodžiu, kitas dalykas, mes prašom tada pažymos iš Teisingumo ministerijos, kad tu nesidėjai kalėjime. Kiek metų ši įstaiga veikia? Organizacija veikia, dabar jau pradedu skaičiuoti, nes tai 5 metai su tekstilė dirbam ir dar 5 metus dirbau kaip jaunimo organizacija. Ir dar buvo kokie 3 metai, kol supratau, ką noriu daryti. Tai 13 metų. Kaip dažnai pas jūs užsako edukacijas apie tekstilę? Tai dažniausiai būna per mokslo metus. Stovyklas, kai daro mokyklos arba bendruomenės, tai būna kartą į mėnesį. O šiaip dažniausiai edukacijos yra apie socialinį verslą. Tai jas gaunam į 2 savaitės kartą.